giesmė jūs ves keistu, kaip aidas, seniai jau pamirštų pramžių keliu. Ir jūs tikrai tai pastebėsit ir pajusit, kas tikra, savita, būdinga šitai žemė ir kilnu, kas stiprins jūsų dvasią ir dar ne kartą skatins akmeniškius apglėbti, apdainuoti, ištarti šitai žemei, miestui palaiminimo ir pagarbos žodžius. Žmonės su manim kvėpavo. Ir aš tik akmenį liečiau, arba tikras. Galbūt milijonus ar milijardus metų skrenda, laukia, slinka šliaužia, kolgi akmenės miesto centro
savo vietą randa. Tas akmuo ir dar išminčių stalą vardą atriedėjęs gavo, gavo. O žmogus be judesio išbūt negali. Kaip tas akmuo šliaužia, ropuoja ir eina. Kai eina pirdas žemėn atsispauna. Ir jeigu daug metelių eina, mini, taks išmin jau gaunas. Gaunas taks išmin. Juk tokie žmonės pirmą pradžią veiksmą buvo, kad žmonės susieitų ir kažkur didingesnė šito žemė čia nuveiktų. Juk eitas, žinias, patirtis, o kartas ir nesėkmes reikia nešti į savo makaulelį, dėti. Ir jeigu tavo subrandintas žmonėms patampa naudingom ir padeda išgyventi, tu gali tapti, tada gali tapti išminčių. Bet kodėl tų išminčių nėra tiek daug, nors visi jodam krotam, be galo krotam jodam, tai apsidžiaugiam, kad vis dėlto mes akmeniškę, toram, net 3 išminčius, keistus vyrus iškeliaus. Čia šito aikštė. Čia šito aikštė, 3 išminčiai. Stovu prie tos stovylas, didingą vyrą, katras norėčiau įsiklausyti vienų, gal kuo nors išgeras, o joms biški tylesnio laiką savo paskirkit. Kažkur liktai šnekušt, ar meldas, nelabai suprantu. Bet žodžiai tokie keisti sklind iš tos stovylas. Kas leks? Vis kartu kas leks. Tai čia Kalikskas Sakauskas, tų žodžių star. Un star ir apie kalbos išlikimą. Kalba, kaip ta kalba, ar mūsų išliks. Tas laikas, senas laikas, Kryžeivė, Paulį, Prūsą įtaką lietuviams darė, Lenkų unija
200 metų irgi žalą mums padarė, nors saugomą šiokį tokį davė. O Maskuolė, kaip ir visi žinot, net po šią dainą mes keiksmažodžių galybę torams dovanotų iš anų laikų, kai kartą okupauti buvo. Tai noras pasakyti, kad tas išminčius, Kaleksas Kasakauskis, žinodams visą tų istoriją gerą, girdėdams tą nuskriaustąją mūsų kalbą, ėmės rimtą darbą, norėdams savo kalbą paversti vos ne puošniausių rūbų tarp tautų. Nusprendė žmogus, kad reikia vis dėlto pats turėdams išsilavinimą, nusprendė parašyti gramatiką lietuvių kalbos. Lietuvių ir žemaičių bendrinės kalbos gramatiką. Kad teisinga susišnekėtų lietuvis su žemaičiu. Bet visą laiką galvoja, pats iš lašelalės kėlės, tarmiškomą pats vartojas. Ir pageidavo, parašęs gramatikos kalbą, kad tarmiškomą mes saugotumėm kaip auksą. Nes jame glūdi tokios gelmės, katros nepasiekiamas, ta sutvarkyta, ypatinga kalba. Tai šitas vyras, stovintis man iš dešinės, ant jo nugaros ir užrašą uždėjau. Po 1831 metų viešą paskelbė, kad žemaičiai ir lietuvė dar sukursi savo karalystę. Po sukilimo tai buvo. Tai tokia grėsmė žmogų buvo, bet mums išdrįsa pareikšti. Tai siova, tvarkė, kalbrėda, žemaitišką liežuvį. Stabgireibė pasakė, užrašė ant savo ypatingas didelis tos knygas. Kalbrėda liežuvė tuo žemaitiško. Ir po šią dainą gerbkim anų tų triūsą, nežiūrint, kad tas žmogus Valančiaus, kaip ir visi kiti protingi žmonės, patir savotiškas skriaudą ir netektis. Vietoj to gramatikos sukurtos kaip dokumento, kaip tautos vystymosi etapą, anų tiesiog į Lietuvos pakraštį pasiuntė toliau tarnauti, klebonauti. Ir jis čia savotiškai tokioj nevilty, kaip mokslo vyrs, teologijos daktaras, praleido 30 metelių mūsų Akmenės bažnytėlėje, prie Spinksulės, rašydams kažką tai tokio. Ir galiausiai, kai atėjo 1863 metai, sukilėliai paprašius manifestą perskaityti, Kaleksas Kasakauskis pakankamai drausų žmogus būdams jį perskaitė, bet maskoliai, kaip ir visais laikais, su tokiais žmonėms susidorodavo ir fiziškai jis stipriai sulošina, kad po kelių metelių, ne tai, kad žemaičių lietuvių karalystę praleidėtų žmogus savo svajonę išvystų, tiesiog patyrė savo skriaudą ir po kelių metelių iškeliavo į dangaus karalystę. Tai, o čia ant mano galvos
Antanočių prinelis, ongels įsitaisęs. Tas ongels tegu sauga ir jums akmeniškis yra nuo tų stovyla. O dabar gal prieisiu prie antrą vyrą. Priimkite domen to žmogaus triūsą. Tai Dom Šidlauskis iš Pakempinių kapinėlių čia prisikėlęs. Sėd. Tai buvo naujos religijos kūrėjas su baltiško religijos tąsos nešies. Su kai kuriais pasaulietiškais ar indiškais vadinamas intarpais savo kūrinėlį. Visomybės tokią knygą jis užrašė, jį jau antikvarinė patapus. Tai šitas žmogus siekia tokios tautos dorybės modelio. Jis tiek buvo įsileidęs į tą dvasinį tautos gyvenimą, kurio jis nebuvo patenkintas ir tiesiog norėjo savo tuo leidiniu visomybę užrašęs taip dalykiškai, taip detaliai, kaip reikėtų tvarkytis jo tautos dvasinį gyvenimą. Ir jis, būtent ta knyga, tas jo toksai gan griežtas radikaloms, savotiškai net ir smetoninė Lietuvos vyriausybė šiek tiek nugaltino, nors tautininkai liktai ir turėjo tokių norų, tokių pažiūrų, taip pat to tautiškumo puoselėjimo. Bet geriau visuomeniai Domui Šidlauskui pasiūlė finansų ministerio postą, kad tik Dom Šidlauskis su visomybė šiek tiek nurimtų, nes tokio radikalaus religinio posūkio tauta nebuvo tam pasiryžus ir nepriėmė jo to tikėjimo siūlomo, baltiškojų pagrindų paremto, ir Domas Šidlauskas vietoj to, kad priimtų Smetonos siūlomąją saldžią grietinėlę, tiesiog į Zarasų apylinkių miškus, į Dusetas įkėlė savo koją ir ten švietė žmonės apie visomybę, skleidė žinią. Ne vien tik tai čia lietuvėliai, buvo jis ir Amerikoniją pasiekęs ir ten lietuvius būrė visomybės mokslai, tikėjimui. Tai šitas vyras tikrai padėjęs galvą Pakempinių kapinėlėse ir vertas mūsų dėmesio ir išlikimo.